Sveiki, mėlyje, jau antrasis mūsų epizodas su Joviu. Pirmasis buvo apie žolinę, apie švenčiausią mergelę Mariją ir apie mus pačius, kaip mes pradėjom šitą kelią. Tad kas nematėt, tai kviečiu būtinai pažiūrėti. Ir labai neblogai iš tikrųjų pasisekė tas epizodas. Kiek dabar čia peržiūrų turim apie 400? 500. 500. 500. Jau labai daug, negalvau, kad tiek bus. Aha. Ir Bet iš tikrųjų, aš irgi negalvojau, kad tiek bus. Aš tikėjausi 50 max. Tai 50, labai dar ačiū tiem klausytojam, kad klausot mūsų šitų pasakojimų. Jo. Pamokslų. Kad klausot, kad kai kurie parašote atsiliepimą, tai mums labai gerai, nes mus ar taip veda kažkur, mes galim patys pasidžiaugti ir kažką atkreipdėmesį. Dabar taip pat ir išsileidom mes patogiau net ant Taip, Spotify'aus. taip. Tai dar ir sveikinamės su klausytojais, kurie mūsų klauso dabar per Spotify'ų. Taip. Nemato mūsų. Nemato, bet girdėjau, girdėt geriau, gal negu matyti, ne? Vos net įdomu, kas geriau. Ką Jovi? Nu, man tai pavyzdžiui būtų patogiau klausyti. Klausyti. Nu, kažką jeigu darai, tai labai gerai. Taip. Ir tau nereikia būti sukaustytam prie to ekranų. Tai va, tai kas dar negirdėjau, tai tikrai kviečiu pasiklausyti, kažką galbūt pagilinsite, kažką jau būsite sužinoję, prisiminsite. Jeigu norit mums klausimų užduoti ar ko nors, rašykit. Galite rašyti mums į Facebooką, galite rašyti mums į YouTube komentarus. Taip, tikrai. Facebook'e turėtų eiti parašyti mums. Jei neišeina, tai komentarus irgi Facebook'e Tai gali irgi parašyti. tada. Bet turėtų išeiti. Jo, turėtų, nes, sakau, labai gerai, kada jūs rašote, tai ir mes patys žinom, kur yra gerai, kur yra nelabai gerai. Ir šiame epizode mes su Joviu kalbėsime tokia ypatinga, irgi vis tiek tema, ar ne? Įdomia tema. Tikrai įdomia tema. Pasirinkome mes du šventuosius arba palaimintuosius ir mes vienas kitam apie jūs nesakėme. Kad paliktumėme kaip intrigą, kad ir patys kažko sužinotum ir patiems būtų mums kaip diskusija. Natūraliau būtų, tai natūralesnis pokalbis. Jo, o ne tai, kad tenai tiesiog žinai apie ką pasakos ir tiesiog klausai, o dabar kažką vis tiek sužinosime. O gal net ir sutaps, ar ne? Mūsų šventieji. Tai galim pradėti kalbėti ne nuo pačių šventųjų, galim pakalbėti vien tik kaip prasidėjo visi šitie Titulai šventųjų. jo, titulai šventųjų, tai ir nebūtinai ten tie šventieji ir ne nuo tik persekiojimų prasidėjo, nes dabar aš pakalbėsiu apie persekiojimus, kaip būdavo seniau persekiojami krikščionys ir kur dabar nors ir nepersekiojami krikščionys, bet yra labai plačiai nepriimami krikščionys, ar ne? Ar neįdai? Tai galiu papasakoti apie krikščionių persekiojimus, kurie vyko ypač nuo 1 iki 4 amžiaus, kada būdavo krikščionys už savo tikėjimą, ne kaip dabar, kad tik tai daugelis iš tikrųjų žmonių, jeigu pasakytai, kad tu krikščionis arba kad tu tiki į Dievą, tai sakytų, kas per nesąmonė. Juk pasaulis modernėja, o čia prieš 2000 metų, tai yra vis tiek tradicijos, tai sakyti, jau čia jau nelabai yra gerai. Tai, bet bent jau dabar nežudo mūsų. Žinok, iš tikrųjų. Iš tikrųjų žudo. Žudo, nes pavyzdžiui, kas sekate Vatikano naujienas, tai tikrai būna, negaliu sakyti, kad dažnai, bet tikrai būna pranešimai, jog ypatingai Afrikos žemyno valstybės yra žudomi. Visai pamiršau, aš netgi. Taip, kunigai, sesės ir taip pat broliai. Ir nebūtinai kunigai, vien tik ir tikintys. Taip, yra, bet labai sukrečia, kada net tiesiog pagrobė žmonės, kunigus ir paprastus žmonės, pasauliečius ir seses vienuolės ir randa juos nužudytus. Tai iš tikrųjų yra baisu, nes atrodo, jau labai pasaulis atsižvelgia į kiekvieną ar ne iš mūsų, bet matyt vis dar labai dirba piktoji dvasia, nes čia tikrai per piktąją dvasią yra tokie dalykai, nes jeigu tu gyveni pagal šventąją dvasią, pagal katalikų bažnyčią, tai tu juk taip nedarysi, esi krikščionis, tai tu taip negali daryti. Ir dabar, pavyzdžiui, popiežius ir labai ypatingai meldžiasi už taiką pasaulyje. Va, čia galiu atsiversti dabar, netgi atsiverčiau Vatikano žinias pažiūrėti
Leonas XIV, mūsų dabartinis popiežius, prašė melstis už taiką. Jisai paminėjo Armėniją, Azerbaidžaną ir Haitį, kur vyksta būtent visokie persekiojimai. Ne? Turbūt. Taip. Aha. Ne, jau žiūrėk, jau. Ai, pasveikino Armėniją ir Azerbaidžaną, pasirašysiu taikos deklaraciją, taip pat prašė melstis už Haitį, kur socialiniai padėtis tapo tragiška. Taip. Ir dar juk ir Armėnijoje, jeigu aš neklystu, tai tu mane pataisyk, Armėnijoje juk ir anksčiau buvo labai žudyti krikščionys. Aha. Nes buvo labai skeptiškai jų žiūrimi, bet manau, kad vis tiek palaipsniui, aš manau, kad žmonės atsižvelgs ir žudimai mažės, ypatingai tikinčių žmonių, kurie nori skleisti Dievo žodį. Nu tai va, tikrai taip. Tai žodžiu, tie žudimai vis dar vyksta. Aš čia dabar maždaug kalbėjau, kad bent jau mūsų nežudo Lietuvoje. Taip, Lietuvoje, ačiū Dievui, taip Ačiū nėra. Dievui. Ir tikiu, kad taip ir nebus. Aš taip tikrai labai Visi turim tikėtis, kad taip nebus, jeigu bus baisu. Bet iš tikrųjų pakalbau dėl tavo tikėjimo, kad tu nori būti geras Dievui, geras savo ir savai. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, krikščioniai, mes krikščionys tikrai pas mus ir yra tie visi mokymai, kad ten kitam blogo nelinki, kitam blogo nedaryk. Kai prašo atleidimo, atleisk. Būtinai juk ir sako, nuoskaudas nukęsk. Tai va to ir moko mūsų pati krikščionybė, kad mes turime kiekvieną žiūrėti kaip į Dievo vaiką. Aš, dar vieną, galbūt ar ne tema prie to pačio prieisim, vis tik tai labai sės su šventaisiais. Mums reikia žiūrėti į kiekvieną žmogų kaip į Dievo vaiką. Bet kartais mums būna ne visada taip įmanoma žiūrėti, ypatingai, pavyzdžiui, kai žmogus nužudo ar kažkokius kitokius daro labai sukrenčiančius dalykus, tai mums būna galbūt sunku į jį žiūrėti kaip į Dievo vaiką, nes mes manom, kad jis yra užvaldytas per piktosios dvasios. Bet manau, kad tą reikia irgi ugdytis mums palaipsniui. Tai kaip tu ir gerai pasakei, kad tikrai mūsų krikščionybė moko mylėti ir tikrai nežudyti, kaip galbūt priešingai būna kitose religijose, kai yra nukreipta prieš krikščionis. Ypatingai, juk ir mes ir diskutavom dar su tavim, kad Azijoje irgi labai žiūrima į krikščionius neigiamai. Islamiškose valstybėse galbūt ypatingai. Taigi pas tuos islamiečius, tai pas juos tikėjime ir yra tai, kad jeigu tu nužudai krikščionį, tai tu ten vos nešventas skaitaisi. Ten labai gerai pas juos. Žodžiu, labai liūdna, kad taip nėra priimama ta religija ir kad reikia dėkoti Dievui, kad mes gyvenam tokioje šalyje, kur tokie persekiojimai ir žudimai nevyksta. Iš tikrųjų, ir šiaip, juk dažnai sako Marijos žemė čia, juk ir Šiluva, Marija yra apsireiškusi ir vienas iš anksčiausių, gal net pats anksčiausias, ar ne? Šiluvoje Marijos apsireiškimas bažnyčios pripažintas. Net įdomu. Man atrodo, pats seniausias. Taip, bažnyčios. Pats seniausias pasaulyje, tai bus ten pats seniausias apsireiškimas tos mergelės Marijos. Tai ir buvo Guadalupe, Ispanijoje, pasaulyje, o Europoje, man atrodo, ir Šiluvoje. Taip, tai irgi visi galima teikti, jog Šiluvoje mergelės apsireiškimas yra vienas iš seniausių apsireiškimų pasaulyje. Tai nebereikalo, ir grįžtam, kad nebereikalo vadinama Marijos žemė. Ir čia, žiūrėkite, ir pas mus nėra ir jokių žemės drebėjimų, mes gyvenam geografiškai geroje vietoje. Ir nebūna nei tsunamių, nei kažkokių tokių gamtos katastrofų, kataklizmų. Nu taip, labai čia gerai mes iš tikrųjų gyvenam pagalvojus, palyginus su kitom šalim. Tai dabar galima pašnekėti apie tos persekiojimus, kada jie vyko Europoje, 1-4 amžiai po Kristaus. Tie persekiojimai vyko iki galiausiai 313 metų, kai Konstantinas, kai imperatorius Konstantinas didysis 313 metais paskelbė Milano ediktą, kuris leido
kuris tiksliau įdavė krikščionims tikėjimo laisvę. Tai romėnai seniau garbino daugybę dievų ir imperatorių laikė pusdieviais. Krikščionys pripažino tik vieną dievą ir atsisakė garbinti imperatorių, todėl atrodė kaip maištininkai. Nu ir jie ten turėjo ir gyventi labai slaptai, kad jų nepagautų, nes iš tikrųjų tų krikščionių laukė, jeigu juos pagaudavo, laukė du pasirinkimai. Arba jie apsmilkydavo romėnų ten dievų, man atrodo, statulas ir atsisakydavo savo tikėjimų taip, arba mirdavo. Bet tokie du buvo pasirinkimai, arba tu atsisakai tikėjimų, arba tu miršti. Ir daug iš jų tikrai mirdavo. O dabar, kol tu pasakojai, aš besiklausydamas tavęs prisiminiau, juk mes dar vaizdo įrašų podcast'o, ar ne, tinklalaidės pradžioje sakėm, kad Lietuvoje nėra, bet aš pagalvojau, juk kai sovietai atėjo, tai juk kunigus kaip persekiodavo. Irgi persekiodavo. Labai persekiodavo ir kankindavo. Ir prašydavo, jog išduotų ir atsisakytų. Tai pagalvoju, kad tiek prieš 80-90 metų tokie dalykai vyko, kai turėjau kunigai slėptis pogrindyje, laikyti mišes slaptai, leisti bažnyčios kroniką slaptai. Tai ir kiek buvo ištremta kunigų sesių ir garsioji sesė Sadūnaitė, irgi patyrė labai nemažus sunkumus. Ir kardinolas Tamkevičius irgi taip pat buvo. Ir dar daugelis tikrai kitų kunigų buvo ištremti, tai pagalvojau. Kažkaip tai užsimiršta. Aha, tikrai. Reikia kartais net ir prisiminti, pagalvoti, kad tai visai net neseniai. Matai, kažkaip gyveni sukiesi dabartyje. Lietuvoje dabar tokių dalykų nėra, bet matai, net netolimoje praeityje buvo Lietuvoje net tokių dalykų. Ir tikrai galim vadinti persekiojimais tokius dalykus. Nes juk vis tiek tu turi stebėti, sekti kunigą. Tai yra iš tikrųjų baisu. Tuos krikščionys seniau, juos taip pat dar persekiodavo todėl, nes krikščionys turėdavo rinktis slaptai ir jie, kai susirinkdavo slaptai, tai romėnai galvodavo, kad jie visokius sąmokslus rengia visokius ten vos ne pervertimus tos valstybės ir panašiai. Dabar netgi skaitau, kad krikščionys būdavo verčiami išsižadėti tikėjimų ir paaukoti smilkalų imperatoriui. Tai imperatoriai aukodavo smilkalus, tai būtent tų imperatorių statulas jie pasmelkydavo. Taigi pusdieviai skaitydavosi tie imperatoriai. Jei atsisakydavo, juos laukdavo baudos, tremtis, kankinimai arba mirtis. Būdavo siunčiami į arenas, kur mirdavo nuo žvėrių arba gladiatorių rankų. Tai čia Koliziejui. Labai daug kas, kur keliauja į Italiją, aš ir šiais metais buvau prie Koliziejaus, tai labai daug kas pamiršta iš tikrųjų, kad labai žiauri vieta tas Koliziejus buvo. O tik įsivaizduoju, kaip labai gražų, stovintį jau daugelį šimtmečių. Gražu ten, aišku, yra. Taip, gražu, bet kartais ta istorija, tą grožį užglaistau, taip galim net ir tai. Ir ką mes ir praeitame epizode kalbėjom, kad ir tos pačios moterys, kur su tais gėlių vainikais eidavo, tai irgi juk vykdavo Koliziejuje. Tai matai, irgi labai yra susiję. Tai labai netgi baisu pagalvoti, kad netgi tiem žaidimam būdavo statomi tokie dideli objektai. Taip, iš tikrųjų baisu. Reiškia, kiek mes kaip velnis dirba ir kiek mes norim padaryti čia gal savo gero, nes būsim gal, nežinau, kokios buvo mintys ir aš manau, kad tie, kurie nužudydavo ir tie, kurie paskelbdavo tokią mirties bausmę, aš manau, kad jie jausdavosi labai didvyriais. Tai tokie dalykai, kažkaip dabar šiuolaikiniam pasaulyje tai labai, manau, kad vertinami yra neigiamai. Bet rodo kai ką statistika kito truputėlį, ne Afrikoje. Kiti kankiniai būdavo nukankinti kalėjimuose, sudeginti arba nukryžiuoti irgi. Tai čia ir Šventas dabar Petras. Galvoju, taip. Taip, nukryžiuotas jis juk pasirinko, ar ne ta istorija, kad jis pasirinko būti nukryžiuotas aukštyn kojom, nes jis juk sakė, aš nesu vertas kaip Jėzus. Labai daug kas maišo, kai pamato tą perstą kryžių, kad čia satanistiškas jo simbolis, bet iš tikrųjų tai pirmiausia
ištakos, tai vėlgi ką siekia, jau Petro nukryžiavimą ar tiesiog pasisavina va tie žmonės. Tai ir vėl susiveda, juk velnės veikia. Piktoji dvasia veikia. Tai štai, kad apsisaugotų krikščionys rinkdavosi katakombose, požeminiuose kapuose, kur galėdavo melstis ir laidoti savo bendruomenės narius. Ir va kaip tik aš irgi vėl buvau šiais metais tuose katakombose. Tai iš tikrųjų įdomu ten pamatyti. Bet taip net keista, kaip ten gyvent galėjo. Čia Romų, ar ne? Taip, čia Romos katakombose. Tu net labai keista, bet tos katakombos ilgos iš tikrųjų yra labai ilgos. Ir dabar ten netgi tos vietos, kur neištyrinėtus, ten žinau, kad žmonės slapstosi. Visokie, tokie bamžiukai. Slapstosi. Ten netgi užsipuldinėja turistus. Nu, tai visiems reikia pinigų. Visiems reikia pragyventi kažkaip suktis, ar ne? Wow. Nu jo, iš tikrųjų, matai, žmonės visur bando savo naudos ieškoti, iš visur išspausti, kad jiem būtų naudinga. Lygiai taip pat ir su jais. Tai dabar, kuris pradėsim apie savo pasirinktą šventąjį, palaimintąjį. Nu, tai tu gal pradėk. Tai gerai, bet čia man užleidai vietą. Tai aš kalbėsiu jau apie jums girdėtą praeitam epizodė. Aš užsiminiau truputėlį apie palaimintą Jurgį Matulaitį, dar taip vadinamą Jurgį Matulevičių. Tai ir man jis su kiekviena diena tampa vis artimesnis. Nežinau kodėl, bet aš taip įtariu, todėl jog yra mūsų kraštietis, gimė Lūginės kaime 1871 metais balandžio 13 dieną. Tai galbūt ir dėl to, nes Lūginė labai yra arti, netoli Šunskų. Tai aš manau dėl to, taip pat ir mes bazilikoje minime jo atlaidus, kurie būna labai iškilmingi. O gal taip pat ir dėl to, nes aš paskatintas savo tikybos mokytojos Vidaus Baleckienės mokykloje skaičiau pranešimą apie palaimintą Jurgį Matulaitį. Tai manau visi šie tokie dalykai ir mane artina arčiau Jurgio, arčiau jo, skatina domėtis, o taip pat ir mūsų klebonas ir čia esantis kunigas Donatas, taip pat ir brolis Darius yra Marijonai, kur irgi labai glaudžiai iš tikrųjų siejasi su Jurgiu Matulaičiu. Tai truputėlį tos istorijos, nes manau, kad istorijos bet kokiu atveju reikia apie... Neišvengsim. Neišvengiamas toks dalykas. Nu vis tiek, juk padeda suprasti istoriją ir pažinti daug ką. Tai buvau jauniausias 8 vaikas šeimoje ir jau po 3 metų neteko tėčio, 10 liko visiškų našlaičių. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, dabartinėje Rygiškių gimnazijoje. Galiu pasidžiaugti, kad ir aš ten mokiausi, tai man patinka pasigirti, kad ten ir Jurgis mokėsi. Ir turbūt labai retas žino. Aš manau, kad nors šiaip mūsų gimnazijoje yra jo paveikslas, palaiminto Jurgio Matulaičio, bet aš manau, žinai, kad daug kas užsimiršta, juk ir tam reikia ir noro domėtis, ir istorija, ir natūraliai religija. Tai jis fatoja būtent Marijampolės gimnazijoje, mokėsi apie 7 metus, bet dėl kaulų džiovos prasidėjusios turėjo nutraukti savo mokslus. Ir jau mano, žiūrėkite, žmogui yra iki 15 metų, ar ne, Jurgiui. Ir jis jau yra be savo tėvų ir patiria didelius skausmus, kurie jį lydės visą gyvenimą, tie skausmai, kaulų džiovos. Ir jau nuo čia jis pradeda nešti savo kryžių. Kryžių, kurį nešė ir Jėzus. Ir jau nuo čia prasideda jo sunkumai. Tai aš manau, kad jau čia siuntė įvairius išbandymus. Nes po to įstojo į Kelcų gimnaziją, 1891 metais į Kelcų seminariją, bet vėl seminarijos nepabaigė, nes ją uždarė. Tai jis buvo perkeltas į Varšuvos seminariją ir ją baigė 1895 metais. Dar po to studijavo dar vienoje dvasinėje akademijoje, gavo aukso medalį, taip tobulėjo ir magistro laipsnį. O svarbi data, kad 1898 metais ir lapkričio 20 dieną Peterburge iššventintas kunigu. Jau po metų apsigynė, po 2 metų, po 4 metų apsigynė disertaciją ir įgijo teologijos daktaro laipsnį. Ir aš manau, kad nuo čia, mano manimu, nuo čia prasidėjo jau tas evangelizacijos kelias ir tas kelias link palaiminto titulo, o tikiu ir šventojo. Tikiu, jog jis bus paskelbtas šventuoju.
Kuo dar jis mums labai svarbus, gal labiau svarbus marijonams, kunigams, marijonams dvasininkams, jog 1909 metais, rugpjūčio 29 dieną Varšuvoje Jurgis Matulaitis paskutinio marijonų vienuolio Vincento Senkaus akivaizdoje davė marijonų įžadus. Ir jis buvo tas, kuris tą marijonų vienuolyną atgaivino, nes pagalvokite, buvo likęs vienintelis Vincentas Senkus ir jau jis buvo senas, tai jeigu jis būtų miręs, tai aš manau ir nebūtų gavęs Matulaitis į to jau būtent įšventinimo, tokio davęs, tai yra, neatsiprašau, ne įšventinimo, bet davęs amžinų įžadų, tai manau, kad dabar marijonų nebūtų. Tad ir čia jis yra labai svarbus, jog jis pasirinko ir tarsi atgaivino tą marijonų vienuolyną. Kuo dar jisai yra svarbus, kuo jo galbūt darbai yra svarbus, kad jis įsteigė. Vaikai rėkauja. Nežinau, ar girdisi ant mikrofono. Bet mus sugebėjau prajuokiant. Įsteigė 2 moterų vienuolijas Švenčiausios mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardynių seserų kongregacija ir Jėzaus Eucharistijo tarnaičių seserų kongregacija. Pirmoji kongregacija, kurią pasakiau, yra pas mus Marijampolėje, yra ir jų vienuolynas šių seserų. O jau Jėzaus Eucharistijo tarnaujančių seserų kongregacija pagrindiniai būsniai vis tiek labiau yra pagal šaltinius Lenkijos. 1918 metais gruodžio 1 dieną konsekruotas vyskupas paskirtas valdyti Vilniaus vyskupiją, tai irgi yra toks svarbus titulas. Pagalvojau, kad tu iš Lūginės kaimo, iš labai mažyčio kaimelio, tu tampi Vilniaus vyskupu. Tai aš manau, kad tuo metu tai buvo labai aukštos pareigybės ir dabar iš tikrųjų. Bet jis atsisakė šių pareigų po 7 metų ir buvo paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi. Ir jis keliavo po Ameriką ir skleidė tą lietuvybę visi, bet tokiu atveju yra net ir užfiksuoti vaizdai, yra medžiagos YouTube'e, kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis laimina žmonės Jungtinėse Amerikos valstijose. Deja, bet jaunas mirė apie 56 metų. Jaunas. Jaunas, Jovė, tikrai jaunas. Nesakai ne jaunas. Sakau jaunas. Aš čia galvau ironiškai, žinai, nes jo, aš irgi tikrai manau, 56 metai, kiek dar jūs galėjau nuveikti, bet aplinkybės buvo tokios, jog jis 1927 metais, sausio 27 dieną, mirė Kaune. Nuo apendicito, tiesiog tuo metu dar medicina nebuvo tokia pažengusi, jog būtų žmonės išgelbėti nuo apendicito ir ne visuomet sėkmingos operacijos pavyzdžių. Taip ištiko ir Matulaičiui. Jam jis lygtais buvo išoperuotas tas apendicitas, bet jis ten kažkaip neišsigydė nuo jo. Taip, nesėkminga operacija. Jis buvo išoperuotas, bet ar uždelsta, ar gydymas netitaikytas, tiesiog. O gal nesterilu buvo? Ir taip gali būti, tikrai. Ir buvo laikinai palaidotas Kauno arkikatedros kriptoje, bet 1934 metais arkivyskupo kūnas iškilmingai perkeltais į mūsų baziliką iš Švento Arkangelo Mykolo mažąją baziliką, kur dabar į jo garbę yra skirtas altorius. 1953 metais pradėta beatifikacijos byla. Aš manau, kad mums dar Jovis per paaiškins žiūrovams, kas yra beatifikacija. Beatifikacija taip yra procesas, kada žmogus kažkoks tais nusipelnęs bažnyčiai yra paskirimas palaimintuoju. Taip. Tai vat, o jau 1987 tai yra po 34 metų, birželio 28 dieną popiežius Jonas Paulius II jau jį ir paskelbė palaimintuoju. Tai vadinasi, jog užtruko ne 34 metus, bet pati beatifikacijos byla, kad būtų prieita per tuos 34 metus iki paskelbimų. Ir kai popiežius Jonas Paulius atskleidė, jį palaimintą irgi žmogumi pagal Dievo širdį, jis taip įvardino. Ir tas labai pastebėti. Ir dar va tokia yra tokie duomenys, kad per tuos 34 beatifikacijos proceso metus paskelbta beveik 1000 liudijimų apie arkivyskupo Jurgio užtarimu patirtas malones. Tai reiškia, jog jau tikrai Jurgis veikia ir veikęs vis tiek per Dievą, ne? Tai būtų, ar ne? Tai, ką dar norėčiau paminėti, kad yra išlikę palaiminto Jurgio Matulaičio užrašai dienoraštis. Manau, kad girdės apie jį tikrai. Girdės.
Tai va, ir čia yra, kaip mes galvotume, gal čia jau vien tik kasdienybė, vėl ten gyvenimo faktai kažkokie tokie, gal nelabai reikšmingi, gal reikšmingi, bet iš tikrųjų tikrai ne. Atsispindi jau gilus tikėjimas, aiški viltis ir didelė meilė. Tai yra tos 3 dieviškosios dorybės, kurios yra šventame rašte ir be kurių Jurgis Matulaitis nebūtų pasiekęs palaimintojo titulą, nes manau, kad jos ir gyvenime, ir mes dažnai per literatūrą su mokytoja diskutuojame, ir su klase, kad jos yra tos svarbios, vis tiek tos dorybės, tai 3 dieviškosios ir manau, kad kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbu, nes meilė visiems tai rūkdo. Ir gražina tą pasaulį, ar ne? Statom. Kuria tą pasaulį, tą meilę, nes manau, kad be meilės nieko nebūtų. Kaip tu gali tikėti be meilės, kaip tu gali viltis kažkuo, bet be meilės, ar ne? Ir vat kas dar jau užrašuose nuoširdžiai jaučiasi, blogį nugalė gerumu dvasia. Tai va tas garsioji gal frazė, garsus sakinys, blogį Nugalėk. Blogį nugalė gerumu. Man ji labai yra artima, bet aš kaip galvoju... Bet sunku labai vadovautis šitą mintim. Sunku ir ką aš užbėgau įvykiams už akių, norėjau pasakyti, kad pasigendam dabartiniam pasauliu. Iš tikrųjų pasigendam, nes mums blogu, tai mes blogu atsakom, mums blogai, tai mes blogai irgi. Tai ne, kažkaip reikia ugdytis ir tikrai... Geriausia pavyzdį, kokį pagalvoju to blogo nugalėjimų gerumu, tai galim paimti, kai pavyzdžiui, buvo pasikėsinta į Jono Pauliaus II gyvybę. Įsivaizduoju, kad tave žmogus vos nenužudo, o tu jam sugebi atleisti netgi. Taip, tu sugebi jam atleisti. Mes dabar nesugebam atleisti žmonėm, kurie mūsų ten... Čia kažkas nepatinka, iš karto mes jau ten puolam ir neatleidžiam ten visą gyvenimą ir panašiai, čia vos tavęs nenužudė. Taip, tu buvai pašautas, tu buvai apsruvęs kraujais, bet tu vis tiek su tuo žmogum susitinki ir jam atleidi. Tai to reikėtų mokytis. Ir beje, ir jis yra šventasis. Jonas Paulius II. Tai dar toksai iššaukimas. Kaip? Dar toksai iššaukimas. Iššaukimas, taip. Labai gerai tokie išvedžiojimai, gal ar ne tokios įterpimai. Ir mes sužinom. Ir jūs sužinot. Ir dabar tie klausytojai, kur klausot per Spotify, jum turėtų, arba nuo pradžios video, aš dar visai neįsistudijavęs šito, arba jum pradžioj video, arba dabar, kai užduodu šitą klausimą, turėtų iššokti kažkur polas. Ar visada pavyksta vadovautis šitą taisyklę, nugalėk blogį gerumu, taip ar ne? Ar pavyksta jum dažnai šitą, visada tai aišku, ne visi. Ne, tai yra natūralu, nes mes esame. Ar jums pavyksta, ar bandot jūs šitą gal? Va čia labai svarbu, ar bandom. Ar bandot pritaikyti šitą taisyklę? Ar mes patys ir kaip sekasi pritaikyti, tai bus polas apačioj. Taip arba ne. YouTube'e gal irgi eis padaryti, nežinau. Bet kol kas čia Spotify only. Tai gerai, nes iš tikrųjų, jau ir mūsų bendravimas iš tikrųjų gal mes matom, kiek žmonių stengiasi, nesako, kad mes taip visada, jau atsakom viską tik gerumu. Man tai tikrai neišeina. Man irgi ne. Visada tai tikrai neišeina. Bet kažkaip bandyti vis tiek reikia. Tai ir kuo man palaimintasis svarbus, man jis padeda eiti tuo tvirtesniu tikėjimo keliu, kadangi aš jį meldžiantis jo litaniją, prašau jo užtarimo, jo palaiminimo iš dangaus, nes suprantu, kiek jis kentėjo irgi iš tikrųjų persekiojimus, nes jo irgi nemėgo ir Vilnius patyrė spaudimą, kai buvo vyskupu. Bet tai dar pagalvok, jisai su ta kojos liga, kur buvo, jam ten visada skaudėjo ir ten jam ant tos kojos ir vaikščiot skaudėjo, bet jis pagalvok, pėsčiom eidavo iki Rygiškių mokyklos, ar ne? Taip, žiemą, kai būdavo šalta. Taip, iki kur ten Lūginės. Taip, iki Lūginės kaimo. O čia dabar sveikam. Ne kiekvienas nueitų tiek kiekvieną dieną. Šitas taip tikrai. Ir jis nedėjavo, kad man blogai, man negerai. Tai šito mane moko, kad kada yra sunkumai, pasikliauti Dievo planu, nekaltinti Dievo, nes dažnai kaltinam. Taip. Kur aš perskaičiau vieną knygą šią vasarą, man rekomendavo mano mokytoja lietuvių kalbos Violeta Žebrauskienė, laiškai plaukiantiems prieš srovę, ir ten autorius Navickas labai man patiko, kad jisai pabrėžė, jog nereikia kaltinti Dievo.
nereikia kaltinti jo dėl dėl mums ištikusių sunkumų. To mane moko ir Jurgis. Ir kai man kažkas būna sunku, aš prisimenu, pasimeldžiu, paprašau jo palaiminimų. Tai vat, nes jisai nešė tą kryžių, nešė iki gyvenimo galo, nemetė kaip ir Jėzus nemetė ir nepasidavė. Ir Tai mums nereikėtų mes to savo kryžiaus, kurį Dievas mums duoda. Nes dažnai man tenka girdėti tokius pasakymus. Bet tai tu juk tikintis, tu juk krikščionis, tu juk katalikas, tu daug meldiesi, bet tau sunkumai už ką? Aš manau, kad man irgi būna dažnai klausimą, aš keliu tokį už ką, kodėl, kaip tu atsakytum jo, kaip tu manai? Aš tai manau, kad Dievas šitos sunkumus mums duoda, kad jisai mus, va taip, pavyzdžiui, ir ugdo. Vien tik tai va šitus duodant sunkumus ir mokina mus, kad reikia pasikliauti Dievu, nes anksčiau ir vėliau, bent jau man, tai visi sunkumai, kuriuos aš ten, pavyzdžiui, patyriau, per maldą išsitaiso. Ir dar manau, kad tie sunkumai visokie gal nebūtinai visada ir iš Dievo ateina, nes čia kaip pavyzdžiui ir yra blogis, egzistuoja blogis todėl, nes be blogo nebūtų gėrio. Tai jeigu mes nepatirtume to blogio, mes nežinotume, kas yra gėris. Taip, o kartais net ir išvada Dievas iš blogo gėrį, tik tai tam reikia laiko, kurio mes šiandienėme pasaulyje neturime. O kartais gali ir atrodyti, kad tas sunkumas, kur tau duoda, iš tikrųjų tau po kažkiek laiko pasimato. Pamatai, kad čia gal ir nebuvo visai čia blogis. Tik mes per daug sureikšminam, gal ir ne? Per daug mąstėm, per daug pykom. Pavyzdžiui, vien tik galiu duot pastebėjimą, kur mano draugas man sakė, jisai susipyko labai su draugais ir galvojo, kodėl čia Dievas man taip padarė. Arba ten kiti būna išsiskiria su merginu. Ir kodėl čia Dievas man taip davė, kas čia viskas, man gyvenimas visas sugadintas, o iš tikrųjų pagalvojus reikia įžvelgti labai. Gal nuo kažko apsaugojau? Gal pavyzdžiui tie draugai traukė nuo Dievo. Gal buvo kažkokių blogybių, kurie tau bandė daryti. Tai visada reikia taip pažvelgti giliau. Jo, apmastyti, tai ir pirmiausia, nekaltinti, kaip ir toj knygoje rašė, nekaltinti Dievo, kad kažkas vyksta ne pagal mano planą, kažkas ne taip, ko aš noriu ir mes dažnai skubinam Dievą. Kad čia, dabar, man dabar to, ko aš noriu, tą ir suteiku, ko mums iš tikrųjų reikia, mes neprašome. Tai ir dar Jurgis, manau, kad jis yra mums kaip pavyzdys, kaip nuolankumo, nes dažnai yra vadinamas kaip visų žmonių, kaip ir jis pats sakė, jis yra tautos ganytojas. Tai yra tos Dievo tautos ganytojas. Aš manau, kad mums reikėtų mokytis iš kiekvieno šventojo, ar ne, kad jie visi buvo nuolankus, neišpuikę. Nes kaip tu gali būti išpuikęs, jeigu tu esi šventas, kaip tu gali būti išpuikęs. Tai yra nemanoma, nes jeigu tu išpuiksi, tai tu tada keli vos nekartais aukščiau save Dievu. Tai aš labai išsiplėčiau čia, ne jo, bet tai dabar perleidžiau tau. Taip, tai tu pradėjai, išsirinkai tokį šventą, nežinau, mes taip pasisufleravom vakarus ar neįdu, kad vieną išsirinkom senesnį, ne? Vieną tokį iš senesnių laikų, o kitą tokį naujesnį, tai aš irgi gal. Tai mūsų toks ir buvo superis, nes kaip ir pradžioje minėjau, kad mes nežinojom apie kokius, tiesiog tokius savo žmonėmis davėme. Tai aš pasirinkau Šventą Teresę Avilietę, ar esi girdėjęs tokią šventąją? Girdėjęs, pas mus bazilikoje yra jos statula, šalia Marijos, prie Marijos. Jau kaip Marija. Tai kur Marija stovi? Tai va, kur Marija stovi, tai ten šalia ir Teresės Avilietės stovi statula. Čia prie švenčiausios Jėzaus širdies, ar ne? Taip. Atsisukus į altorių dešiniai. Tokia panašiai Marija, tai kad rudai apsisiautus. Tai truputėlį faktų, tai Teresė Avilietė gimė į atsivertusių į katalikybę žydų šeimą. Čia būdavo tokios šeimos, kurios būdavo žydai, bet jie atsiversdavo į katalikybę. Jie dar kažkokį pavadinimą turi, bet aš nelabai atsimenu ir nelabai užsirašiau. Jeigu žinot, papildykit. Va,
Tikrai Va, labai gerai. labai Nes gerai. ir mes spilom ir jūs mus pildykit. 1530 metais mirus motinai jinai buvo atiduota globoti Augustinėms iš Avilijos, kuri nusprendė tapti vienuolę. Tačiau jinai ten savo tos vienuolystės nelabai galėjo tęsti, nes po metų pablogėjo labai sveikata ir turėjo grįžti namo. 1534 metais, tai po 4 metų įstojo į karmeličių vienuolyną Aviloje slapta. 1555 metais po mistinių išgyvenimų nusprendė grąžinti senesnius karmelitų pasipriešinimų. Oi, aš praleidau eilutę skaitydamas, galvoju, ką aš čia skaitau dabar. 1555 metais po mistinių išgyvenimų nusprendė grąžinti senuosius griežtesnius karmelitų nuostatus, kurie buvo sušvelninti 14 amžiui. Nežiūrint karmelitų pasipriešinimų, sutikus popiežiui 1562 metais įkūrė pirmą reformuotą sąjungą. Nuo 1567 metų bendradarbiavo su Švento kryžiaus Jonu, toliau vykdant reformas. Atsirado daugiau vienuolynų su reformuotomis regulomis, Basosios karmelitės Švento Juozapo pašaukimu, taip pat vyriški Medina del Campo, Malagon, Valadolid, labai daug visokių tokių ordinų, kurie yra iš tikrųjų su labai griežta tvarka, nes tos Šventosios Teresės Avilietės ir buvo visa veikla, būtent, kad jinai reformavo tos visokius vienuolynus, nes buvo labai visi tokie pasileidę, labiau susifokusavę ne į dvasinį gyvenimą, o į pasaulietinį gyvenimą, tai jinai visą tą dalyką pertvarkinėjo, įkūrė va čia kaip minimo Basosios karmelitės. Kurių tikrai labai daug meldžiasi. Labai daug. Dabar gal netgi galim ir paimti ir vyrų vienuolių, tai gal labai tokie atsišventę ir žinomi, kaip tokie pasišventę, tokie labai žinomi yra kartūzai. Kartūzų vienuoliai, jie labai gyvena, jie berods, kai nueina miegot, pavyzdžiui, kai mes miegam, tai mes miegam, nueina miegot ir rytą atsikeliam, o jie nueina miegot, man atrodo, iki kažkurios valandos miega, Po to vėl keliasi. atsikelia, nueina ten į mišes ar į kažką nueina, neatsimenu, į kažką nueina, bet žodžiu, meldžiasi labai, tada vėl nueina miegot ir vėl atsikelia. Norėtai taip 2 kartus naktį pamiegoti? Ne, aš būna naktim pats gerai nemiegu, tai man ten gaunasi ir jau man užtenka. Tai va. Ir dar kamalduliai, ar ne? Yra vienuoliai vyrų, jeigu aš neklystu. Kur? Kamalduliai. Aha. Irgi yra labai pamaldus ir pakankamai griežto gyvenimo būdo vienuoliai. Taip pat ir prie tų kartūzų pridėjus, žinoj, kad juos, kai laidoja, tarkim, kai dabar laidoja žmonės, tai mes taip pripratę, kad, yra, žinai, visas gražus toks paminklas, kartais net portretas būna įgraviruotas. Karstas geras ir svarbiausia, pietus geri, kokia jau palaido, jau pietus to. Svarbiausia. Ir vardas išrašytas, o kai kartūzus palaidoja, juos tiesiog paima į duobę, padeda medinį kryžių, pasimeldžia, viskas. Va, ir vėl paprastumas išnyra, gal išlenta, tai būtų geriau sakyti. Ir taip pat žiūrėjau, kai šnekėjau su tais kartūzų vienuoliais, sako, kaip jūs atsimenat, kur čia palaidojot ką, nes nėra vardų, tik tai kryžius pastatytas, sako, tai kiek atsimena tą žmogų, tiek jisai ir ten palaidotas. Paskui jau būna pamiršta. Arba dabar lygtais ir surašinėja į knygą, kada kas numirė. Taip pat tas nuolankumas ir paprastumas. Tu norėtai tokiam paprastume gyventi. Kodėl jūs šitaip klausėt, tas maninės man? Ne, aš norėčiau truputėlį jau iškilmingiau. Pasaulietiškiau. Pasaulietiškiau norėčiau. Taip nenorėčiau, gal labai griežtai. Tai vienu žodžiu galima pasakyti, kad jinai buvo labai aktyvi kontrreformacijos metais. Ir dar žinau, skaičiau, nes teko skaityti angliškoje Wikipedijoje, nes lietuviškoje Wikipedijoje surasti tokių dalykų, tai ten... Beveik neįmanoma. Neįmanoma. Tiek prirašyta. Mažai.
Kas audio klauso, tai mažai, su pirštais parodžiau mažai. Tai jinai taip pat vykdė, kaip čia būdavo seniau populiaru, dabar neatsimenu, kaip vadinasi tas visas veiksmas, bet žodžiu, kad tu būtai labiau pasišventęs Dievui, tu netgi save baudi ten vos. Ten būdavo seniau, kad tie vienuoliai pasimdavo plaktuvą, save plakdavo ir melsdavosi. Įsivaizduoji? Bet iš vienos, čia yra toks pakankamai žiaurus būdas, skausmingas būdas, bet aš manau, kad irgi ugdymas. Tu tolsti vis. Nežinau, ar čia reiktų gal taip ugdyti. Nu, gal ir reiktų. Nežinau, gal čia visiems gal mums čia visiems dabar reikia plaktis. Pirmiausia, reikia saviem nusiplakt labai stipriai, nes nesam tokie pat kaip jūs. Bet pačiam gerai, bent jau padaryti refleksiją visuomet. Truputėlį pasiplakt save. Kad pažintum, ką reiškia nuodėmė. Tai va čia tas savęs plakimas, jis tave patraukia nuo nuodėmės, taip mažiau nori tų nuodėmių daryti, išmoksti, bet gerai, išmoksti, kad ta nuodėmė tave muša. Nes kaip tu dar sakiau, nuodėmė kelias į pragarą. Tai iš tikrųjų kelias į pragarą. Tai popiežius Paulius VI pripažino Teresę kaip pirmąją moterį bažnyčios daktarę. Ir čia daktarė tai ne ta, kur gydo žmonės, o ta, kur parašo teologinį darbą kažkokį labai, arba pasižymė tokiais labai gerais teologiniais darbais. Tarp kitko, manau, kad bažnyčios daktaras taip pat dar ir žinomas Šventas Augustinas. Ir yra knyga Švento Augustino išpažintys. Išpažinimai. Tai gal čia būtų galima sakyti, tas daktaras tai yra kaip mokytas? Taip. Bažnyčios mokytas. Tada ir mano šventasis bus, nebus, apie kurį paskus yra paskelbtas irgi mokytų. Nu va. Tai vat, matot kaip čia. Tai va, aš čia pasirašęs, kad jinai yra tikros vienuolės pavyzdys. Taip, tai reiškia atsidavusios, mylinčios Dievą ir savo visas mintis galbūt nukreipiant į Dievo garbę. Taip, ne į žmonių, ne ką žmogus pagalvos. Jos visos reformos žodžio esmė buvo sugrąžinti vienuolynus prie pradinio, paprasto ir griežto gyvenimo būdų, neturto, tylos, maldos ir paprastumo. Ji norėjo, kad vienuoliai ir vienuolės būtų labiau atsidėję maldai ir bendruomeniai, o ne patogumams ir pasaulietiškiems reikalams. Nu taip, aš manau, tame ir yra esmė vienuolystės kelias. Kad aišku, reikia ir žmonės evangelizuoti, tai yra faktas, Dievo žodžių skelbimas, bet tu turi atsiduoti vis tiek labiau Dievui, nes ta garbė Dievui, o ne žmonėms juk reikia. Ir yra tokia frazė, kad reikia Dievo labiau negu žmonių. Tai aš manau, jau, kad labai buvo gražus pasakojimas apie šią šventąją moterį, apie šventąją Teresę Avilietę. Ir aš manau, kad mums yra ne tik mums, bet ir vienuoliams broliams ir vienuolėms sesėms pavyzdys, ar ne? Tikrai taip. Tai galiu aš tada apie kitą šventąjį. Gali? Prašom. Tai aš pasirinkau Šventą Antaną Paduvietį. Manau, kad tikrai girdėtas tau jūs. Taip. Ir dabar antradienis. Ir antradienis, teisingai. Ir vėl Dievo veikimas. Aš tikrai neplanavau užvakar namuose galvodamas, tai vat antradienį man reikia pasirinkti, ne, aš pasirinkau atsitiktinai visai negalvodamas. Iš tikrųjų, bažnyčia mini šiandien Šventą Antaną, kaip ir kiekvieną antradienį. Tai aš manau, kad jau žodis Paduvietis išduoda, kad kažkaip yra susijęs su Italija, su Paduvos miestu. Iš tikrųjų, Šventojo Antano Paduviečio tikrasis vardas yra Ferdinandas. Jis gimė 1195 metais Lisabonoje, Portugalijoje. Yra paskelbtas Romos katalikų bažnyčios šventuoju bažnyčios mokytoju, kaip ir tavo minėta šventoji Teresė. Garsus pamokslininkas. Ir aš pabandysiu trumpai pristatyti, nes jau labai apie Palantą irgi Matulaitį įsiplėčiau. Tai pabandysiu trumpai, kodėl jis taip vadinamas ir kuo jis yra svarbus. Jau jis būdamas 15 metų, tai yra iš tikrųjų labai jauno amžiaus, tai yra mūsų amžiaus. Jaunesnis iš Švento Augustino vienuolyną ten gavo išsilavinimą. Jis visada buvo apsuptas gausaus būrio draugų ir juos mėgo. Bet dažnai draugai jau turėdavo ieškoti katedroje miesto, nes jis ten būdavo nueina pasimelsti ir prie Marijos melsdavosi ir bandydavo išgirsti Dievo
Dievo galbūt kalbą ar ne, pajusti Dievo meilę. Ir draskomas vis didesnės vienybės su Dievu, tai yra noro būti labiau atsidavusiam Dievui, jis paprašė, kad jį perkeltų į nuošalesnį vienuolyną. Ir jau čia parodo, kad jam dabar yra svarbu ne ką draugai pagalvos, ne draugų garbė, ne žmonių, bet Dievo garbė ir kad jis atsiduotų Dievui pilnai. Tai yra visiškai atsiduotų Dievui. Ir vat jau čia beldės, jau čia, kaip ir minėjau, labai pasirodė Dievo meilės beldimasis į Ferdinando širdį, brolio Ferdinando širdį. Bet jau visi yra, dabar, atsiprašau. Matau, tai dabar jis jau įsilavinęs ir gavęs įsilavinimą Švento Augustino vienuolyne pamilo pranciškonus brolius. Ir labai džiaugdavosi, kuomet atvykdavo su maistu, tiesiog jis būdavo laimingas, nes galėdavo pagelbėti. Tai yra labai, irgi, manau, geras bruožas charakterio, kai žmogus gali džiaugtis, kad padeda kitiem, ko trūksta šiame pasaulyje mūsų. Ir jisai juose matė idealą, kuriuo nori siekti, tai yra paprasta evangelija, paprastumas ir nuolankumas. Ir jis apsisprendė prašyti savo vienuolyno vyresnybės leidimo įstoti į pranciškonų vienuolyną. Turint tvirtą pasiryžimą numirti kankinio mirtimi, tai reiškia, jis, kaip ir tie persekiojami krikščioniai, buvo tvirti dvasiškai, taip ir Šventasis Antanas Paduvietis buvo nusprendęs ir pasiryžęs tokią mirtį. Ir gavęs jau vis palaiminimą, Ferdinandas įžengė Švento Antano, kurio vardą ir gavo Ermitažą. O Šventasis Antanas Didysis, dar išsiplėsiu truputėlį tokį įterpimą padarysiu, kad jis gyveno apie 3-4 amžiui Egipte, tai yra apie Jau malasi liežuvis. Malasi liežuvis tikrai. 251, 356. Paskaityk už mane. Kur? Čia. Kad reiškia išman. Gerai, Arneidas dabar biškiai atsipūs. Nebeina Arneidai šnekėti. Tai Šventas Antanas Didysis apie 2051 metais iki 1506 metų gyveno Egipte, laikomas krikščioniškojo vienuolyno tėvu, pasirinko atsiskyrėlio kelią, išėjo į dykumą, gyveno oloje, maitinosi labai kukliai. Ačiū, nes nežinau, kas atsitiko. Kad aš vos perskaičiu. Tai iš pradžių ir štai ir yra Šventas Antanas Paduvietis ir Šventas Antanas Didysis. Ir taip išskirti. Ir irgi tas, kurio vardą įgavo, irgi jis buvo nuolankus ir dar asketiškiau gyvenantis negu Antanas Paduvietis. Ir jau prasidėjo 27 metais Švento Antano Paduviečio gyvenime naujas etapas, jis iki pat mirties, tai Jėzaus Kristaus Evangelijos skelbimas. Jau jis profesoriaudamas Bolonijoje, Italijoje, Antanas išliko mažuoju broliu, visiškai neišpuiko, nesiskelbė kaip labai jau kažkoks ypatingas, bet jis lankė ir keliavo į aplinkinius kaimus, paprastiems žmonėms skelbti Dievo žodį ir jo buvo pagrindinis ginklas. Tai yra ne šaltasis, bet Dievo žodis pagrindinis ginklas, tai yra toksai labai, manau, gražus ir labai taikus žodis. Tai yra ginklas. Taip. Na, žinokit, čia jau šiandien tai kažkaip jau matyti tiek atsipalaidavę mes, tiek jau mums čia yra gera kalbėti ir perteikti jums, kad tiesiog juokas trykšta pro kraštus. Tai dabar dar pat grįžtu, kad jisai buvo ne tas, kuris aiškino ištraukas, bet visą visumą. Ir jis net yra minima, kad jisai iš atminties gali užrašyti visas knygas, tai parodo, kaip veikia jame Dievas, kaip veikia šventoji dvasia. Jeigu žmogus gali ne tik pasakoti, ne tik skaityti, bet iš atminties išrašyti. O dar Arneidai, dėl kokių priežasčių reiktų melstis į Šventą Antaną, kokiose gyvenimiškose situacijose tu galėtum patarti melstis į jį? Aš tai kartais meldžiuosi, kai kažką pametu, nes iš tikrųjų yra net legenda minima, kad kai pametus reikia šaukti Švento Antano užtarimo ir aš ne kartą esu pametęs ir ne kartą esu meldęsis,
tai tikrai veikia ir tikrai negaliu vadinti tai legenda. O gal žinai, dėl ko jisai vadinamas tų pamestų daiktų šventasis? Aš žinau, geras klausimas, bet iš tikrųjų nežinau. Gal kas nors žino iš klausytojų, kodėl šventas Antanas yra pamestų daiktų šventasis. Nu taip. Taip pat dar, čia labai ačiū už klausimą, kad va tokiai, va, kuo jisai yra svarbus ir į ką meldžiantis reikia prašyti užtarimo, tai jisai yra ir meilės ir šeimos globėjas, sutuoktinių globėjas. Kuomet yra galbūt sunkumai santuokų, tai irgi reikia prašyti šventojo Antano užtarimo. Aš dar prašau, kai yra man, pavyzdžiui, būna etapų, kuomet sunku skelbti Dievo žodį, nes švento Antano yra esmė, jog jis skelbė žodį visiems, nežiūrėjau, ar tu turtingas, ar tu vargšas, jis buvo irgi visų, tarsi ganytos Dievo tautos, visų žmonių. Tai va, aš prašau, kad jis man duotų jėgų skelbti Dievo žodį, nebijoti ir atsilaikyti. Labai geras prašymas. Iš tikrųjų, nes šiame pasaulyje reikia. Ir dar, ką aš trumpai paminėsiu, kad dėl sėkmės kovojant su eretikais jį vadino eretikų kūju. O! Tai va, matai, tai va. Ir čia susisiekia, kad reikia tvirtumo iš jo prašyti. Nu tai eretikai rašykit mums greitai. Ir čia nereikia suklysti, kad ne tik nuolankiai mokydamas ir duodamas kantrybės be meilės pavyzdį, Antanas atvedė į bažnyčią jos pasiklydusias tarsi avis ar net tuos vaikus. Tai va, kuo nereikia suklysti, kad ne žiaurumu, ne žudymais, ne kažkuo dar privertė eretikus atsiversti, tikėti, bet nuolankumu, kas yra būdinga visiems šventiesiems ir nusižeminimu, kad galėtų apglėbti kiekvieną Dievo žodžiu, kad galėtų kiekvienam sužadinti meilę Dievui. Tai aš manau, kad čia yra labai svarbu ir to ir mums reikia mokytis. Tai va, tai jau manau galėsim ir pradėti, va taip užbaiginėti mūsų šitą epizodą. Labai greitai šiandien šitas va praėjo visas pokalbis, bet tikrai labai greičiau už praeitą sykį. Man tai žymiai greičiau už praeitą sykį. Ir aš manau, kad šitas bus epizodas galbūt ne tiek, kaip čia pasakyti, net dabar tiksliau, ne tiek toksai, žinai, oficialus, kad mes tik tai viską skaitom, tik tai pasakom, bet ir bus daug juokų. Tikrai taip. Nes nežinau, kas yra, bet labai daug juoko buvo ir susivaldyti nejau tai. Aš manau, kad jis toks bus šiltesnis, jaukesnis, nes manau, kad nereikia visko supilti žirniais į sieną, būti oficialiu, bet manau, kad labai yra jauku ir va, ta diskusija, ar ne? Mūsų tarpusavio, kai mes užduodam vienas kitam klausimą ir tas pats juokas, kuris... Bus įdomiau klausyta, manau, kadangi mūsų visas šitas podcastas ir yra labiau skirtas tokiam jaunimui. Aišku, gali klausyti ir paprasti žmonės. Gali klausyti ir senimas. Ir senimas, ir jaunimas. Bet esmė jau vis tiek yra nukreipta labiau jaunimą, kadangi jaunimo trūksta mūsų. Tai va, jeigu žinot pas save šeimų jaunimą, tai parekomenduokit jaunimui. Ir siūskite patarnauti pas mus į baziliką. O jei nepatarnauti, tai tegul klauso podcastą. Tegul klauso podcastą ir... Bus žymiai, manau, net informatyviau negu tik to, ką paskrolint valandą. Taip, valandą paklausyti podcastą. Ir aš manau, kad ir jūs pasijuoksit iš mūsų, a ne iš mūsų juokų. Bet manau, kad gal klaidų daug nebus, o jeigu ir bus, tai mums atleiskit, nes paprasti. Ar ne, bet būtinai. Mes dar vaikučiai, tik mes nei seminarijos baigę, nei... Nei pradėję, nei baigę, nei... Nu. Tai jeigu bus klausimų, ypatingai prašom atsakytų ir mes uždavėm, ar ne, kur viens kitam klausimus ir atsakymų galbūt neturėjom, tai jeigu jūs žinote, būtinai pakomentuokit. Ir būtinai pakomentuokite, ne tik peržiūrėkite, ne tik palaikinkite, ar ne, bet ir pakomentuokite, kas jums patiko, kas nepatiko. O jeigu nenorit komentuoti, galit parašyti mum į Facebooką, galit parašyti mum į Facebooką. Į Facebooką. Facebookas arba YouTube, iš tikrųjų. Jo, tai parašykite į Facebooką, mum gal ko norit pamatyti, kokią temą norit išgirsti, gal kokį klausimą norit užduoti, kur manot, kad mes sugebėsim atsakyti ir jūs mūsų paklausysit. Tai štai.
Tai štai, su daug labai juoko, su daug, manau, ir žinių, ir juoko, ir visko mes šį Užbaigiam. užbaigti. Ačiū, kad klausėt ir tikiu ir vėl tikiu ir viliuosi, kad bus dar ne vienas epizodas ir kad galėsime su jumis bendrauti. Tai iki kitų pasimatymų, kuris, manau, greitai bus. Aš manau irgi. Ačiū jums, kad stebit, palaikot. Ir esat. Ir Dievo palaimos visiems. Taip, linkime.